Šiandien jau yra Liepos 30 diena ir aš važiuosiu patikrinti tavo barzdočiaus lobį. Man įdomu, ar yra Suvalkijoje kaušų ar nėra. Tarp kitko, jeigu rasiu tą tavo lobį, paliksiu dovanų ir tau. Štai tokį mažą lėktuvėlį. Nu tai ką, šiandien jau yra Liepos 30 diena ir aš pagalvoju, reikia nuvažiuoti patikrinti Samoškiniaus lobį. Samoškiniaus barzdočiaus lobį. Įdomu, ar koks kaušas nepaėmė lagaminėlių. Važiuojam patikrinti. Jeigu rasiu, sakiau, paliksiu menką suvenyrą jam. Ir pažiūrėsiu, ar dar koks kaušas jau nepaims. Tai vat, lėkim. Jisai sakė, jeigu nesukam. Paskui pasukam kažkur tais į kairę, sakė. Nu lyg ir čia sakyti eit. Tada tiesiai. Neaišku, kiek ten tų žingsnių Samoškiniaus. Einam. Matau akmenų kauburėlį. Va, priešais matosi akmenų kauburėlis jau. Prieinam prie kauburėlių. Va, akmenų kauburėlis. Tada pasisukam į kairę ir už kelinto to medžio turim surasti. Kažkur? Paieškom žolėse kažkur. Čia. Matosi, čia takas jau numintas. Stipriai, ko gero čia kažkur ir bus jau. Tiesos akimirka. Kol kas kaušų nėra. Kažkas dovanų palikė. Padedam ir mes. Smulkmenėlį, bet vis tiek. O, yra čia jau tušinys. Te, pasirašo. Čia yra tušinys, nežinau. O kas šitai reiškia? Čia tiesiog. Devynis. Kažkokius kriauklys paliko kažkas su skaičiais. Nežinau, ką jie reiškia, bet tiesiog. Nu, konjus.lt. Gerai, pasirašom. Kiek turim valandų? Pažiūrim. 17:53. Nebalų. Daug. Nu, takiukas gerai pramintas čia. Tikrai matosi, kad garbės ratas čia apsuktas ne vieną kartą. Bandyta ir kitur nueit nerasta. Čia praėjo tikrai koks 200 žmonių palei taką. Gal 500, galvoju. Kiek pamenu, Samoška sakė, jeigu su dviračiu tai gali važiuoti, bet čia žmonės taip išvažinėjau keliuką, kad čia dumblynai dabar net praeit neina. Nu, tingi pasivaikščiot, ką dabar darysi. Išarė visą. Buvo ir toks gražus žolynėlis. Tai ne, tingi, reikia visiems važiuoti dumblynais. Nu, ką padarysi? O mes ką, lėkim namučių.
viskas, lobis surastas, kaušų kol kas nebėra. Važiuojam namo.